Sveiki, dar kartą, labas vakaras. Grįžtame į pokalbių laidą 3 baklažanai. Priekyje matote mūsų visiuką, kuris važiuoja. Dabar iškyla naujos challenge'ai. Senus susitvarkėm, tai šaltis nebebaisus su nauja apranga ir su šildytuvais, ar ne, rankose tos kažcheminės kažkokios. Taip, ir net prieš 10 minučių kaip tik buvom sustoję ir tiesiog pasigyrė, kad nebešalta jo, kad jau šiltos rankos, ta prasme, visiškai. Tai bet dabar iškyla kita problema. Bet yra kita problema, tai yra priekinio stikliuko rasojimas. Jo, jis labai stipriai rasoja, nes temperatūra apie -15 lauke. Jutiminė turėtų būti apie 30 minusas. Tai kadangi kvapuodamas labai garina ir iš karto apledėja. Bet greitį, stebėtinai greitai važiuojam, 70-80 km/h. Jo, mes tikėjomės. Kelias, kaip matot, yra toks net su automobiliu iš tikrųjų nejauku važiuoti. Jo, matot tikrai gerai. Ir braškių laukuose. Iš tikrųjų išbandėme keletą skirtingų dalykų, kaip nuimti rasojimą, tai bandėme ir langų plovimas keisti, ir langų plovimą buvom nusipirkę prieš kokį gerą pusvalandį sustoję parduotuvėje, ar ne? Langų ploviklį. Langų ploviklį, bet... Kurėjo, kas jums darosi? Bet langų ploviklį, žinokit, bandžiau pats ant veidrodėlio, tai prišalo iš karto. Gerai, surskis. Taip išėjo tau, ne man. Vebleno. Klydau. Daug kokios prognozės važiuojant į Nordcapą. Dabar rodo pas mus, kad būsime ten po pirmos 49, jeigu niekur nestosim. Tai yra neįmanoma, stojam vis tiek 105 kg, tai dar atstumas yra 600. Ne Nordcape būsimo viešbutyje, tai yra 40 km iki Nordcapo. Jo, tai jis vadinasi Scandic Nordcap, kaip ir teisingai. Bet ne pačioj jau, ne. Ne pačioj, jis yra apie 40, kaip sakai, kilometrų nuo paties. Tai nebus galutinis tikslas, bet esmė tame, kad būsim jau nebetoli, bet šiandienos galutinis tikslas yra toks. Liko 621 kilometras, tai stosime apie 4 sukius kartus, 5. Kūro piltis, o neaišku dar kiek stosim pavalyti ekraniuko. To vaidrodį. Tai va, tai nežinau, ką dar pasakyti. Šiuo metu turim 8 žiūrovus ir žiūrovas Slapės paklausė, kaip einasi, tai va, kaip ir... Einasi, važiuojasi, dar kokias mūsų dalyvis važiuoja. Dar neina. Jo, dar neina, ačiū Dievui, važiuoja, traukio nereikia. Oras yra, ačiū Dievui, kad nesninga, nepūsto, yra sausas oras. Šilumos padok, nes man čia šalčio padavė. Jam biškį šalčio padavė. Pas mus mašino irgi nešinė piragai, nespėja šildyti. Režisierius vis sušala, iš tikrųjų net mūsų galinis šoninis langas. Ir tavo langai pažiūrėjau, pradėjo žaltis. Mano dar neapšalė. Bet mano, matai, pradėjo šalti. Pas kolega galėjo apšalęs langas. Jis labai daug geria ten, supranti, geria, kvepuoja, alsuoja. Reikia biškį, kaip sakyti... Aš linksminas, diskoteka avarija. Už mūsų susidariusi nemaža mašinos spūstis. 2 ar 3 automobiliai. Tai ir dar kiek briedžių bėga iš paskui. Arba taip, kalėdų senelis. Su rogėm. Bando išgelbėti. Bet dabar, kai tai buvo ledas ant to ar ne? Nepatikrinau. Ant ko, stikliuko? Ne, ant kelio pačio. Nepatikrinau. Visiško gal ir nebuvo, bet slidu tai tikrai. Įdomu, kaip mums seksis, nes pas mūsų automobiliai lygiai taip pat nėra šipuotų padangų. Vienu žodžiu, važiuojam nepilnai pasiruošę. Pavadinkim taip.
tokia. Bet taip įdomiau. Nu jo. Nes kiek pastebėjom, tai šiaip iš tikrųjų automobilio su padangom, be šipukų net ir... Nei vieno nematėm. Nemačiau, tikrai Nemačiau yra. nei vieno. Netgi Lupinas ir Priusą vieną mačiau su šito. O štai dalyvis pradėjo mėtytis dalyvis pradėjo. Ir gan stipriai. Gerai, panašiai. Čia viskas kelias. Vėjas, Oi. matyt, vėjas. Gerai. Tenka jungti netgi avarinį, pranešti kitiem eismo dalyviams, kad mes važiuojam lėtai ir... Plius režisierius įjungs galinę vaizdo kamerą. Jo, galinę vaizdo kamerą, parodykit, kaip tai viskas atrodo. Na, biški tik tai mūsų vidinė. O vidinės kameros galėtų pataisyti biški šitą apšvietimą, kad nu, čia labai iš šito spygino, man atrodo, ar normaliai. O, kaip jis mėtosi. Galite jungti režisierių priekinę kamerą ir tiesiog palikti. Priekinė kamera šiuo metu yra ir yra galinė kamera mažas. Kamputėje, ne? Štai Taip, virš mūsų kameros. Opa. O, ir kritom. Ir krito. Štai įvyko avarija, mes privažiuosim biškį arčiau. Ir dalyvis stojo, puikiai kava. Išbyrėjo visi dalykėliai ant kelio. Viskas filmuojama, taip? Jo, išlip. Kaip šitą ranką aš suseksiu. Gal laivą? Laivas dabar atsikrašė. Gerai. Lempa pasim būtinai, jo? Nepasėmė lempą. Pas tave ta lempa turi būti. Nepasėmė? Ne.